Taigi, gerbiami klausytojai, šiandieną mes kalbėsime apie lyderį. Apie tą, kuris sąmoningai prisiima atsakomybę už savo poelgius, už jo aplinkos veiksmus ir už tą dvasią, kuri veikia visą mūsų valstybę. Todėl šiandieną mes ir bendrausime su svečiu, kuris pagal mūsų tradiciją prisistatys pats. Prašau. My name is Yogesh Sharda and I was born in Africa. My family background is Indian. Mano vardas Jogešas Šarda. Aš gimiau Afrikoje, mano šeima yra kilusi iš Indijos. Kai buvau 7 metų, mano šeima persikraustė į Angliją. Taigi didžiąją dalį jaunystės praleidau Londone, mokiausi Oksforde, nuo 1999 gyvenu Stambule, Turkijoje. Aš mokau dvasinio sąmoningumo, naudodamasis daugiausiai Radža jogos mokslų ir meditaciją. Lankausi įvairiose įstaigose, korporacijose, mokyklose, universitetuose, ligoninėse ir mokau iš esmės, kaip žmonės galėtų būti geresni vadovaudamiesi dvasiniu supratimu, dvasiniu požiūriu į gyvenimą. Šiandien visuomenėje vienas aktualiausių klausimų yra lyderio klausimas. Taigi, kas yra lyderis? I think the real and best leaders Manau, kad tikri ir geriausi lyderiai yra tie, kurie vadovauja savo pavyzdžiu ir kurie bando pritaikyti vertybės savo gyvenime bei organizacijoje. Ką bendro turi sąvokos būti lyderiu ir suvokti pačiam save? Yeah, I mean, they're absolutely connected. Šios sąvokos absoliučiai susijusios. Pirmiausia, prieš pradėdami vadovauti kitiems turite suvokti, suprasti save ir vadovauti savo mentaliai, emociškai ir intelektualiai. Tik tuomet esate tikrai vertas vesti kitus žmones. Kas lyderio sąvoka nėra? Well, I mean, there are many leaders in name. Yra daug vadinamųjų lyderių, tačiau jeigu jie yra savo pykčio, ego, keršto ar panašių energijų vergai, tuomet sakyčiau, jie nėra tikri lyderiai. Kada aš galiu save apibrėžti kaip lyderį? Well, it's with these things, you know, if I'm able to have leadership or a high level of Jeigu sugebate vadovauti ir puikiai valdote save, kiti žmonės pradės jums sakyti, jog esate žmogus, kuriuo jie nori sekti. Manau, tuomet lyderiavimas tampa tikras. Ne aš pats turėčiau nutarti, kad esu lyderis, o kiti turėtų tai matyti. Šiandien jaunas žmogus mokosi mokykloje ir jam tėvai sako, tu mokykis daugiau, nes tu turi būti lyderis. Jeigu tu nebūsi lyderis, elementariai per tave pervažiuos. Tu turi stengtis daugiau dirbti, kad uždirbtum daugiau pinigų, kad tu būtum lyderis, nes jeigu tu neuždirbsi tų pinigų, per tave pervažiuos. Yeah, I mean, I would say instead of parents telling their children. Tėvams patarčiau taip, užuot liepę savo vaikams būti lyderiais, pirmiausia liepkite jiems tapti stipriais žmonėmis, gerai žmonėmis, nes kokiu lyderiu tapsite, jei neturėsite vertybių. Ar vaikas gali būti lyderis, jei mama ir tėvas nėra lyderis? I mean, definitely the effect of the parents is tremendous on the child. Žinoma, jog tėvų įtaka vaikams yra milžiniška. Vis dėlto pasitaiko atvejų, kai tėvai nėra geri lyderiai, tačiau vaikai, veikiami aplinkos ir vedami savų norų, išvystė lyderystės įgūdžius. Žinoma, namai, šeima, bendruomenė smarkiai prisideda, skleisdama vertybės ir formuodama lyderiui būtinas savybės. Kada mes žiūrime visą mūsų segmentuotą visuomenę, mes matome, kad lyderio sąvoka yra žiauriai iškrypusi. It's true. I mean, today, so much of what leadership is about is, you know, telling other people what to do. Šiuolaikinė lyderystė daug kalba apie tai, kaip lyderis turi priversti kitus žmonės kažką daryti, kaip jis turi formuluoti mintis, kad galėtų manipuliuoti žmonėmis. Tačiau tikras vadovavimas yra pirmiausia gebėjimas vadovauti savo. Tikras vadovas pirmiausia turi išvystyti savybės, dėl kurių taptų vertas vadovauti kitiems. Esu įsitikinęs, kad šiandieną mūsų visuomeniai reikia išryškinti šį vertės faktorių, kad lyderis turi būti vertas vadovauti žmonėms. Šiandieniniai lyderiai siekia užvaldyti žmonių galvas savo protu ar intelektu, tačiau tikras lyderis turėtų laimėti žmonių širdis, paliesti žmonių jausmus, o tada ir protą. Tai galima padaryti savo poelgiais, požiūriu ir vertybėmis greičiau nei tiesiog intelektualumu ar gražbiliavimu.
Vienas mano draugas yra pasakęs, kad lyderystė yra svarbus du dalykai. Tai yra strategija ir charakteris. O jeigu vieno iš jų reikėtų atsisakyti, tai geriau jau atsisakyti geros strategijos, o ne gero charakterio. Štai jums reali situacija. 18-metė išklauso lyderystės kursus, sumoka didžiulius pinigus, patiria euforiją, sugrįžta pas bendraamžius, nes turi kompleksų ir nori būti įvertinta, ji patiria visišką fiasko ir po to suserga depresija, vien tik todėl, kad neturi galimybių tų žinių pritaikyti. Yeah, I mean, I don't know what they taught in the course, but as I say, to develop your character is an Nežinau, ko jie mokė tuose kursuose, bet kaip minėjau, charakterio vystymas yra kasdieninis savimonės procesas. Savimonę vadinu nuolatinį savo minčių patikrinimą, meditaciją, ryšio su savo vidumi užmezgimą. Tai turėtų būti kiekvieno žmogaus gyvenimo būdas. Kiekvienam turi būti svarbu tobulinti, gerinti, valyti, taurinti savo charakterį. Vien išklausę lyderystės kursą, lyderio savybių neįgausime. Jos ugdomos visą gyvenimą. Manau, kad žinoti teoriją ir turėti gerų idėjų puikiai pradžia. Tačiau tam, kad pritaikytumėte šios dalykus praktinėme gyvenime, būtina galia. Kaip įgauti tos galios? Man ši galia ateina per sistemingą ir disciplinuotą meditacinę praktiką. Jei turite teoriją, tačiau nepakankamai galios jai įgyvendinti, jausitės prislėgtas. Taigi, kad planai taptų tikrovę, reikia žinių ir patirties. Pavyzdžiui, kai susidurėme su iššūkiais kasdieninėme gyvenime, mums reikia jėgos, kad galėtume taikyti savo vertybės. Imkime bet kurią situaciją, kai kažkas pasako ar padaro kažką, kas turėtų mus įžeisti ar nuliūdinti. Kas nusprendžia, kas pasirenka, ar tam žmogui atleisti ar atkeršyti. Aš tikiu, kad kai mes turime dvasinės galios, mes renkamės poelgius vadovaudamiesi aukštesnėmis vertybėmis. Pasirinkti atleisti reiškia pasirinkti aukštesnę vertybę. Kai esame dvasiškai nusilpę, mes norime keršyti. Atlaidumas yra stipriųjų savybė. Silpnieji atleisti nepajėgia. Ką reiškia sukurti charakterį? I think character is based around the values. Manau, stiprų charakterį kuria vertybės, kurias išpuoselėjame savyje. Pavyzdžiui, kantrumas, tolerancija, pagarba savo ir kitiems. Kuo daugiau vystome šias vertybės savyje, tuo mūsų charakteris tampa turtingesnis ir tuo labiau mes tampame naudingi kitiems žmonėms. Ir manau, kad studijavimas dalykų, kuriuos vadiname vertybėmis, dorybėmis, yra vertingiausia, ką galima studijuoti. Sena patarlė sako, jei praradai turtus, nepraradai nieko. Jei praradai sveikatą, praradai kažką. Jei praradai charakterį, praradai viską. Lyderis yra neatsiejamas nuo charakterio. Yeah, absolutely, because it's a person's character. Žinoma, būtent žmogaus charakteris, jo požiūris gali įkvėpti kitus arba atvirkščiai, paversti jūs nemėgstamu. Tai yra ypatingai svarbu. Jeigu daug skaitysiu, daug darysiu kitų darbų, kurie augins mano žinias, arba aš sukaupsiu labai daug informacijos, ar tai formuoja mano charakterį? I mean, it's useful to learn things, of course, and it can help to shape your character. But what is important is applying. Aišku, mokytis įvairių dalykų naudinga ir gali padailinti charakterį, bet svarbiausia yra pritaikyti aukštesnėsias vertybės praktinėme gyvenime. Jos turi būti ne tik galvoje, jos turi būti įdiegtos į praktinius veiksmus. Vieta ir laikas joms pritaikyti mūsų gyvenimas, kasdienybė, kai tenka rūpintis savo šeima, draugais, kolegomis. Suprantate, aš galiu perskaityti ar pamatyti kažką ypač įkvepiančio, bet jei iškart nepradėsiu to taikyti savo gyvenime, tai man ir netaps tikra. Tai vadinasi, pirma nuostata yra tokia, mano charakteris įgauna vertybės požymį tada, kada jisai būna vertingas kažkieno tai atžvilgiu. Pritaikydami vertybės savo gyvenime, tampame naudingi kitiems. Visai visuomenėje apskritai. Dėsninga ir tai, kad kuo labiau vystome vertybės ir dorybės savyje, tuo labiau pasitikime ir pačiais savimi. Kas gera mums, tas gera ir kitiems.
Kas apsprendžia, kalbant apie mano charakterį, kas yra vertinga, o kas nėra? I think one of the great signs of a high character Manau, kad vienas iš puikaus charakterio požymių yra pagarba kitam ir gebėjimas išlaikyti tą pagarbą, nepaisant nieko. Tai stipraus charakterio požymis. Kitas požymis – neprisimti sielvarto, kylančio dėl kitų žmonių poelgių įvairių nepalankių situacijų. Nes jei mes įsileidžiame sielvartą į save, tai būtinai panorėsime jį ir išlieti. Jūs prieš tai kalbėjote, kad aš turiu iš kažkur gauti kažkokios jėgos. Po kelių apsukimų mes supratom, kad ta jėga turi būti dvasinė. Dabar mes sustojame ties to, kad aš kažkuo remdamasis galiu nustatyti pagal kažką, kaip iš visuomenės paimta tam tikrą požiūrį į save ar į tam tikras aplinkybės, aš galiu pasirinkti, kaip į jas reaguoti. Jeigu, kaip jūs sakėte, mano charakteris tada bus stiprus, kada jisai bus praktiškai naudojamas, praktiškai ugdomas. Vadinasi, tik visuomenėje šį galiu ugdyti. You see, the thing is, you can have a good idea just in your thoughts. Jūs galite gerą idėją laikyti mintyse, galite ją paversti žodžiais, galite ją įgyvendinti. Kai gera idėja, žinios iš minčių pereina į veiksmus, tai tampa išmintimi. Praktinių veiksmų įtaka pačiam savo yra didžiulė. Štai kodėl idėja turi būti įgyvendinta. Kiekvieną dieną susidurėme su mažesniais ar didesniais iššūkiais. Kaip su jais susidorojame, priklauso nuo mūsų požiūrio. Yra puikus indiškas posakis. Kai pasikeičia tavo matymas, pasikeičia ir tavo pasaulis. Taigi, jeigu manau, kad situacijos, su kuriomis susiduriu savo gyvenime, yra galimybė išreikšti ir pritaikyti savo vertybės ir šią galimybę pasinaudoju, tos vertybės labiau įsišaknyja manyje, tampa natūralios. Žmogus turintis dvasinį požiūrį į gyvenimą gali sakyti, kad gyvenimas yra klasė, o kiekvienas žmogus mokinys. Taigi tas, kuris žiūri į situacijas kaip gyvenimo mokinys, nesmerkia, nekritikuoja kitų, bet tiesiog klausia savęs, kurią vertybę aš privalau pritaikyti šioje situacijoje su tuo žmogumi šiuo momentu. Ar galiu suformuoti savo charakterį, gyvendama šiandieniniai visuomeniai, kokią mes ją turime, remdamasi tik tai psichologinėmis žiniomis? Ar man reikalinga kažkas kita? Well, I would add to that, we need also spiritual awareness and spiritual power. Mums reikia dvasinio supratimo ir dvasinės galios. Dar pakartosiu, vien informacijos nepakanka. Reikalinga galia tą informacijai pritaikyti. Kasgi yra tas dvasinis sąmoningumas? Manau, svarbiausias gyvenime poreikis užduoti savo klausimą, kas aš esu. Tai kaip atsakau į klausimą, kas aš esu, yra mano gyvenimo pagrindas. Aš tikiu, kad teisingas atsakymas yra dvasinis atsakymas. Aš atsakyčiau taip, esu dvasinė būtybė, rami siela. Toks atsakymas yra tauraus charakterio vystymosi pradžia. Dar kartelį paklausiu tada. Tai kas yra lyderis? Well, to summarize what we have all said, apibendrinčiau taip. Lyderis yra tas, kuris gali kontroliuoti save, savo mintis, jausmus, turi švarų intelektą ir įkvepia kitus poelgiais, kurie kyla iš jo puoselėjamų taurių vertybių. Kas šitam pasauly yra tos vertybės? Viena iš svarbiausių vertybių yra atlaidumas. Jo ypač trūksta šiais laikais. Kas manyje formuoja atlaidumo savybę? The important thing is when you forgive someone, it's not for the benefit of that person, but it's for your benefit. Pirmiausia, reikėtų suprasti, kai jūs atleidžiate kitam, tuo darote malonę pačiam savo. Sakykime, esate įtūžęs, supykęs, nešiojatės kartėlį savyje, nes kažkas jums kažką padarė. Šie jausmai naikina jūsų ramybę ir laimę. Ką su tuo daryti? Turite atleisti. Atlaidumas išlaisvina nuo negatyvių jausmų. Su atleidimu pyktis išeis, širdis taps švari, o mintis ramios. Atleiskite todėl, kad išsivalytumėte iš savo vidaus neigiamus jausmus. Kaip mokytis atlaidumo? Jauni žmonės baigia mokslus, jie pradeda dirbti.
savo žinių pritaikyti taip lengvai nesugeba, patenka į daugybę konfliktų. Tie konfliktai verčia juos priimti sprendimus, kas aišku su tuo atlaidumu neturi nieko bendra. Dažniausiai daugelis iš jų mauna tolyn į užsienį ir pasilieka tik kartėlis. Kaip jie gali priimti tokius jūsų žodžius, kada mūsų bendra visuomenės dvasia yra persmelkta būtent neatlaidumu, priešingai pagieža, nenoru ir žinoma neigimu. Neigimu bet kokios idėjos, kas nėra susiję su mano skausmu ir su mano duonos skrudintuve. Well, this is why these things have to be focused upon, studied. Labai svarbu mokytis tokių dalykų, treniruotis, įgusti, kaip ugdyti savigarbą, kaip būti dvasiškai stipresniam. Tada pajėgsite atleisti. Visame pasaulyje tūkstančiai žmonių mokosi ir kartu pritaiko tai, ką yra išmokę. Labai svarbu susikurti tokiam mokymuisi tinkamą aplinką, susirasti žmonių grupę, bendruomenę, kur tai yra nagrinėjama, praktikuojama. Vienam tai sunkiai įmanoma. Šią optimistinę gaidą mes ir užbaigsime mūsų pirmąją dalį ir gerbiami klausytojai laukiame jūsų antroje Verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis, mes toliau kalbame su lyderystės lektoriumi Jogešu Šarda. Pirmąją savo dalį baigėme klausimu, kaip žmogus siekiantis saviugdos meno bando ieškoti sąlyčio taškų su aplinka darančia jam esminę įtaką jo gyvenime. Gerbiamas lektoriau, iš jūsų kalbos aš girdžiu, kad šitas pasaulis yra toks senas ir toks pavargęs ir kad jis tikrai nė piršto nepajudins dėl mūsų. Ir nebereikalo, štai jūs ir pats važinėjate po pasaulį. Tai vadinasi, žmonės kažkaip turi pradėti rinktis vieną šalia kito ir kažkaip organizuotis, kad bendraujant vienas su kitu, ką jūs vadinate studijomis, pradėtų formuotis ta bendra jėga. Yra kita pusė. Tai šita šou visa industrija, alkoholio, sekso industrija, kuri jauniems žmonėms nuolat formuoja tą požiūrį, kad jie gali labai greitai išeiti iš tų visų problemų, jiems tik reikia atsipalaiduoti ir užsimiršti. Ir tai daro tokiomis formomis ir tokiais būdais, kurie iš tiesų yra daug greitesni nei dvasinis kelias. Yeah, it's true. I mean, all these things are more and more in the extreme. Taip, jūsų minėti dalykai, išvedantys žmonės iš teisingo kelio, reiškiasi vis ekstremaliau. Tačiau kartu didėja ir poreikis vietų, kur žmonės galėtų rinktis ir mokytis dvasingumo, vystyti vertybės savo gyvenime. Žmonėms reikia pamatyti, kad dvasinės vertybės gali padėti atkurti harmoniją jų ir kitų žmonių gyvenime. Ką reikia suaktyvinti? Ar čia yra sielos toks augimo kelias, kad jauni žmonės, o vyresni sugebėtų įkvėpti jaunesnius, kad žmonės pradėtų jausti poreikį dvasinių vertybių? Vienas žydų mokytojas pasakė, kaip jam uždavė panašų klausimą, ar jūs sako, nematote, kad katastrofos po katastrofų pasaulyje? Tada jisai nusišypsojo ir sako, žinot, dar mažai katastrofų, mes turime jų dar daugiau sulaukti, dar daugiau tragiškų įvykių, tada žmonės atsisuks į Dievą. Yeah, I think he's put it quite well. The way I see it is that we see. Matome, kad padėtis pasaulyje blogėja, daugėja smurto, korupcijos, nepasitenkinimo, depresijos. Viena vertus blogybių daugėja, bet kita vertus matau ir augantį žmonių domėjimąsi įvairiomis dvasingumo apraiškomis. Bandymą rasti atsakymą į egzistencinius klausimus. Tikiu, kad blogi dalykai užkyla prieš būsimą esminį lūžį, pokytį į gerą. Taigi sutinku su žydų mokytoju, kad padėtis pasaulyje tikriausiai dar kažkiek blogės, o tada persiversi gerą. Sakoma, kad tamsiausia būna prieš aušrą. Manau, kad mes jau esame tame taške, kai tuoj pradės švisti. Kas šiaip tada per procesai vyksta pasaulio visuomenėje ir kas vyksta pačiame žmoguje, kad jisai savyje pajaustų poreikį būti nemušamas, o sąmoningai eitų į šviesą. My belief
Tikiu, kad žmogaus prigimtis kažkuriame taške yra gera, skaisti, graži ir mes turime sugrįžti į tą tašką. Tai, kas klaidinga, negali išlikti amžiams. Taigi šių dienų pasaulis, kurį valdo egoizmas, iš kurio kyla pyktis, baimė, pavydas ir savanaudiškumas, nebegali ilgiau toks likti. Mes privalome atsigręžti į tai, kas teisinga, tikra, vertinga, o tada ir pasaulis pasikeis. O lyderis yra praregėjęs jau? Yeah, I think a leader is able to see light at the end of the tunnel. A leader is able to see. Manau, lyderis gali matyti šviesą tunelio gale, matyti tai, ko kiti galbūt neįžvelgia, yra lyderystės dalis. Lyderis sugeba įžvelgti galimybės ten, kur atrodo yra tik neviltis. O kieno sąskaita lyderis mato šviesą tunelio gale? Well, I think faith and belief and understanding is a big part of it. Manau, tikėjimas, įsitikinimai ir supratimas yra didelė to dalis. Supratimas, kaip veikia sistema. Pavyzdžiui, jei suprantame dėsningumą, kad dieną keičia naktis, o naktį diena, tai aiškiai žinome, kad išauš, kad ir kaip tamsu būtų prieš aušrą. Tas žinojimas padeda matyti anapus tamsos. Milžiniška korupcija, nepasitikėjimas vienas kitu, visuotinė krizė apėmusi žmoniją šiuo metu yra kaip tamsus debesys. Jei esame sąmoningi ir turime dvasinį supratimą apie gyvenimo dėsnius, tuomet suprantame, kad debesis išsisklaidys ir pasirodys šviesa. Taigi dvasinės žinios yra raktas į šitokį matymą. Ką lyderis turi žinoti apie pasaulį, apie visuomenę, apie Dievą, kad jam būtų duotas matymas tos šviesos tunelio gale? There's three things that are very important in this regard. One is Yra trys labai svarbus dalykai. Vienas iš jų tai supratimas, kas aš esu, kad aš esu siela, dvasinė energija, rami ir amžina. Ką reiškia amžina siela? simply means eternal, something which never finishes, something which never dies. Amžina tai, kas niekad nesibaigia, nemiršta, net kai siela palieka šį kūną. Siela negali numirti. Mes tuoj sugrįšim prie antro punkto, bet šito paklausiu specialiai, nes visą laiką laikiau omeny, kas formuoja manyje tą supratimą atlaidumo. Ar tai ir sukuria man atlaidumo savybę? Firstly, it will help me to deal with my fear of death. Pirmiausia, šis supratimas padės man nugalėti mirties baimę, būti dvasiškai stipriam, o vienas iš dvasinės stiprybės požymių yra gebėjimas atleisti. Mano dvasinė jėga bus tada jėga, kada jinai bus stipresnė už ego veikimą? Let me put it like this, that the more I feel secure emotionally, the more my mind is. Sakyčiau kiek kitaip, kuo saugesnis emociškai jaučiuosi, tuo mano protas ramesnis, o nurimęs protas nustoja kurti galybę minčių ir aistrų. Kai jaučiuosi saugus, lengviau galiu atleisti. Kai esu nesaugus, mano ego nusiteikęs kerštauti ir daryti kitus neadekvačius veiksmus. Tai dabar grįžtam prie to antro punkto. Yeah, so the first one was knowing myself. Second one, as you mentioned already, God, you know. Taip, pirmas svarbus dalykas suprasti save. Antras, santykis su aukštesniąja būtybe, Dievu, kaip ją bepavadintume. Svarbu turėti supratimą, jog esu siela, aukštesniosios sielos Dievo vaikas. Jeigu Dievą laikome ramybės, meilės ir džiaugsmo vandenynu, o save jo vaiku, tuomet turime teisę patirti tą ramybę, meilę ir džiaugsmą savo gyvenime. Jei medituojame į tai, siela atranda ryšį su aukščiausiaja būtybe. Trečias dalykas yra supratimas dėsnių, pagal kuriuos veikiu pats ir sąveikauju su kitais žmonėmis. Tai vadinama priežasties ir pasekmės arba kitaip karmos dėsnių. Labai svarbu žinoti pasaulyje veikiančius dėsnius, kad jų padedami galėtume harmoningai vystyti save ir visą žmoniją. Jeigu aš suvokiu šitos tris dalykus ir sugebu juos organizuoti savo gyvenime ir šitaip moduliuoti įvairiausius santykius, vadinasi, aš iš tiesų esu šitam gimime, šitam pasaulyje lyderis.
See, it'll help me to be more stable mentally and emotionally. Tai padės man būti mentaliai ir emociškai stabiliam, atsikratyti nereikalingų negatyvių minčių. Tai galins mano intelektą būti švarų, tuomet būsiu žvalgesnis ir priimsiu teisingesnius sprendimus. Tai suteiks man galimybę tapti gerų vadovų kitiems. Dėsningumas veikia taip, kai supratimas apie ką nors keičiasi ir poelgiai, kuriais reaguojame. Kai geriau suprantame gyvenimo principus, karmos ir kitus dėsnius, pasikeičia mūsų mąstymas. Mes ne šiaip instinktyviai reaguojame, o išmintingai renkamės. Tai būdinga tikriems lyderiams. Įsivaizduokime politiką, kuris vadovaujasi jūsų susakytais dėsniais ir taip organizuoja savo gyvenimą, bet jo esamuose rinkimuose neišrenka ir ne jis tampa tuo, kuo turėjo tapti. Ar jisai vis tiek yra lyderis? I believe that ultimately values win the game. Tikiu, jog vertybės galiausiai laimi, nors veikia lėtai. Korupcija gali atnešti labai greitus rezultatus, tačiau jie nebus ilgalaikiai. Tai vadinasi, neišrinktas lyderis gali trinti rankomis ir galvoti, kad korupcija vis tiek vienaip ar kitaip, jos kojos trumpos ir jisai vis tiek žino, kad jis užims tą vietą. Person should not lose faith in values just because he hasn't been successful once, but Žmogus neturėtų prarasti tikėjimo vertybėmis ir atsisakyti jų dėl vienkartinės sėkmės. Jei išliekate ištikimas vertybėms, jums privalo pasisekti. Tai paprasta matematika, tai moksliška. Žinoma, bet kokiai veiklai reikalingi gebėjimai, tos ir ties žinios. Vertybės jų nepakeis. Kai vertybės ir galimybės kartu, jos atneša tikrą sėkmę. O lyderystė yra neatsiejama nuo sėkmės? yes, success in the sense of brings results. Now success may mean Taip, sėkmė šiuo atveju reiškia pasiektus rezultatus. Tai gali reikšti, jog suteikėte žmonėms laimės arba aprūpinate kažką. Sėkmė lyderiui reiškia, kad jis pasiekė užsibrėžtus tikslus. Darau prielaidą, kad jūs turite tą seną išmintį indiškos tradicijos ir indiškos šeimos. Kas jums yra moteris ir lyderystė? the spiritual organization that I'm connected with. Žinote, dvasinė organizacija, su kuria aš susijęs, Brahma Kumaris, vadovaujama moterų. Taigi puikus praktinis pavyzdys, su kuriuo aš augau nuo mažens. Kaip Jūs manot, kodėl dvasinio pažinimo keliu tiek daug eina moterų ir tiek mažai vyrų? Vyrai tingi? Well, I wouldn't say lazy, but what I've noticed is women tend to be more open. Na, nepasakyčiau, kad vyrai tingi. Pastebėjau, kad moteris labiau linkusios būti atviros, pažvelgti į savo vidų ir jį keisti. Paprastai vyrai gerokai stipriau susiduria su ego faktoriumi. Todėl ilgiau laikosi įsitikinimo, jog su jais viskas gerai. Jiems prireikia daugiau laiko išsiaiškinti, kad būtina dirbti su savimi. O kaip Jums atrodo, kuo moteris gali padėti vyrams ir kokia jų tolesnė užduotis žemėje yra? In India, there is a saying that mother actually is the first guru of the child. So I think the qualities of the feminine. Indijoje sakoma, jog motina yra pirmoji vaiko mokytoja. Moteriškos savybės, maitinimas, palaikymas, rūpinimasis ir taip toliau yra esminės savybės, kurios padeda ištirpdyti asmens ego. Esu tikras, kad moteriškų savybių pasaulyje ir ypač pagrindinėse valdymo sferose labai trūksta. Rūpestingos moteriškos, motiniškos dvasios skleidimas, kuo platesniu mastu, manau, labai padėtų sukurti pusiausvyrą šiuolaikiniame pasaulyje. Ką Jums reiškia žodis motina? It means this, it means care, sustenance, nourishment. Reiškia rūpestį, palaikymą, maitinimą. Visa tai yra meilės priėmimo formos. Žodyje motina telpa galybė savybių. Turėti moterišką prigimtį vadinasi suteikti kažkam jausmą, jog jis yra mylimas, vertinamas, svarbus. Tai reiškia rūpinti širdimi, o kai širdis yra pripildyta, protas tampa ramus. Paklausiu tai todėl, kad jaučiu, jog čia ir yra lyderystės pagrindas.
if only the head is ruling, Jei vadovaujamas tik protu, ką matome šiandien, tuomet lyderystė tampa arogantiška, egocentriška. Todėl būtina iškelti jausmų, kaip sakoma, širdimi, pagrįstas savybės. Jausmo ir proto savybės, sujungtos drauge, gali išugdyti efektyvų, gerą, visuomeniai naudingą lyderį, todėl visiškai sutinku su jumis. Kaip per dieną išsaugoti budrumą? So first thing we need to look at is Pirmiausiai, turime skirti laiko tam, kad pataisytume, sustiprintume santykių su savimi, o tuomet tiesiog stebėti, kaip stabilizuojasi ir harmonizuojasi santykiai su kitais. Taip kaip mūsų kūnui reikia deguonies ir vandens, protui kiekvieną dieną reikia tylos ir ramybės. Labai svarbu ryte susikurti savo ramių akimirkų, aplankyti ramybę savo viduje, medituoti, kad prasidėtų pozityvūs pokyčiai. Tai turi tapti mūsų kasdienybė. Kuo skiriasi tyla nuo ramybės? well, peace is what is known as the original dharma, the original religion of the soul. Na, ramybė žinoma kaip tikroji dharma, tikroji sielos religija. Tyla reiškia, jog mūsų mintis nutyla, o tai leidžia mums patirti ramybę. Tyla veda prie ramybės. Kokį pirmą dalyką, kuris jūs nudžiugino, nuo ko jūs nušvitot, jūs sužinojote apie save? I was very young when I started this practice. I was like maybe 8 Aš buvau labai jaunas, gal 8, kai pradėjau šią praktiką. Mėgdavau sėdėti tyliai ir patirti, kad esu siela, lyg žvaigždė, jos skleidžiama energija. Mano prigimtis yra ramybė ir aš esu amžinas. Šios mintis man labai padėjo. Jos suteikia nuostabų įsisąmoninimo pojūtį. Tai daugiau nei džiaugsmas, tai palaima, kurios pagrindas įsisąmoninimas. Iš karto taip, europietis pradeda galvot. Taigi čia labai nuostolinga šitaip galvot. Taigi pinigai. In some contexts, people say, Kai kuriais atvejais žmonės sako, nesėdėk šiaip sau, daryk ką nors. Tačiau, manau, atėjo laikas pasakyti atvirkščiai. Nedaryk šiaip sau ko nors, pasėdėk, pabūk ramiai. Tai reiškia, pirmiausia, nuramink savo protą, būk stabilus ir tik tuomet užsiimk ko nors. Neveik tiesiog, kad veiktum, kol nenuramini savo proto. Kitaip padarysi betvarkę ir tuomet turėsi gaišti laiką tvarkydamasis, bandydamas suprasti, kas atsitiko. Tai nereiškia, kad pakanka tiesiog sėdėti, tai reiškia, kad reikia imtis veiksmų tada, kai esi ramus. Turiu pavyzdį. Mano bičiulis, taip pat medituotojas, vaikšto lėtai, kalba lėtai, valgo lėtai. Galėtume pagalvoti, kaipgi jis gali kažką nuveikti, jei yra toks lėtas. Tačiau jis yra atsakingas už daugybės ligoninių, mokymo centrų ir kitų pastatų statybas. Kadangi jo protas ramus, atsipalaidavęs ir stabilus, jis lengvai sutarė su žmonėmis, todėl sprendimai yra priimami lengvai. O kai jūsų protas skuba, jūs netyčia galite įžeisti kitą ir tuomet turėsite gaišti, kad pataisytumėte santykius. Arba jeigu jūsų protas sumišęs, galite priimti netinkamą sprendimą. Kai protas skaidrus, tuomet sprendimai tampa efektyvesni ir pasitaiko mažiau klaidų. Žmogus ryte prabunda 6 valandą, jis atmerkia akis ir jis žino, kad toj po sekundės jį puls jo protas, tas grobuonis, su krūva užduočių, mokesčių, paskolų ir visa kita. Ką tą akimirką, tą pusę sekundės aš turiu suspėti savo pasakyti? firstly, it's important to go to sleep properly the night before. Pirmiausiai, svarbu tinkamai nueiti miegoti. Prieš miegą pabandykite išvalyti protą, atsikratyti minčių, kurios susikaupė per dieną. Kas gali padėti? Tiesiog žinojimas, kad šios dienos spektaklis baigėsi. Kas be nutiko šiandien, ar blogo, ar gero, ar neutralaus, nesvarbu, nes ši diena pasibaigė. Su tokia nuostata užmykite ramybėje. Kai nubusite, bus paprasčiau pradėti dieną ramiai. Ryte tiesiog įsisąmoninkite ir pasakykite savo, aš esu siela, sėdžiu kaktos centre ir mano tikroji prigimtis, vadinamoji dharma, yra ramybė. Taigi pirmiausia, būkite su savimi.
Antra, ką galite padaryti, įjunkite savo protą maloniam pokalbiui su ramybės vandenynu, aukščiausiąją sielą. Pajutę ryšį tarp savo ir aukščiausiosios sielos, ramiai pradėsite dieną. Laidos pabaigoje mūsų svečiai jau tradiciškai laidos klausytojams pasako linkėjimą. Prašom. It's great that you have an interest in these things, and I hope. Puiku, kad domitės šiais dalykais. Aš tikiuosi, kad jūs ir visi klausytojai sugebėsite pradėti dieną su tyla ir prioritetų sąraše iškelti proto ramybę į viršų. Tai gali padaryti kiekvienas.